Labas, aš esu Džiugas Baltrušaitis, kineziterapeutas ir šiame vaizdo įraše kalbėsiu apie bėgimo techniką. Ir čia iškart noriu atskirti du esminius momentus. Tai vienas aspektas yra tai, kaip aš noriu bėgti techniškai tvarkingai, ką gali padėti sudėlioti bėgimo treneris. Tai galbūt yra jūsų pasvirimas į priekį, tai yra rankų vedimas, tai yra atsižvelgimas į širdies ritmo zonas ir kiti momentai, bei tai, kaip mūsų kūnas geba atsakyti tą poreikį bėgti, reiškia, ar jisai geba atsakyti techniškai tvarkingai ir ilgainiui mes nepatirsime išbėgimo, kas yra mums malonumas arba galbūt siekiamybė tam tikriem momentam, ko jūs norite išgauti iš bėgimo, ar mes nepatirsime tam tikrų problemų, tai reiškia, ar mes neturėsim perkrūvių kelio sąnariui, klubo sąnariui, stuburo ašiai ir kitiem momentam. Tai šitoj vietoj yra sakytina, kad bėgimas yra vienas žmogui natūraliausių judėjimo būdų ir aš su tuo sutikčiau, jeigu kūnas geba techniškai tvarkingai atsakyti. Tačiau matau daug pavyzdžių, kad tai nevyksta, kada važiuoju dviračiu į darbą arba iš darbo ir matau bėgančius žmonės. Ir čia iš esmės aš nueisiu labai paprastą vieną temą, tai yra galinių šlaunies raumenų darbas ir sėdmens didžiojo raumens darbas. Ar kūnas geba į tai gerai atsakyti ar negeba. Reiškia, jeigu negeba, mes įprastai gauname įvairias perkrovas ir tos perkrovos įsirutuliuoja tam tikrus sutrikimus, dėl kurių žmogus arba jaučiasi nepatogiai, arba eina pas specialistus tam, kad praspręstume. Ir šitoj vietoj yra toksai dalykas. Reiškia, sėdmens raumuo, jisai turėtų koją tiesti nuo klubo sąnario ir koją palydėti už mūsų, taip įdarbinant aktyviai čiurno sąnarį ir mes turėtume aktyvų atsispyrimą. Jeigu mes pasižiūrėtume į trumpų nuotolių bėgikus, kaip pavyzdys 100 metrų bėgikus, mes matysim gražų darbą. Akivaizdu, kad trumpas nuotolis, ilgas nuotolis nėra tas pats ir mes sakytume, kad tų dalykų subendrinti, suvienodinti negalima, tai būtų teisinga manyti, tačiau tiesa visą laiką turėtų būti per vidurį. Todėl tam tikrą dalį bėgiukų aš matau tokių bėgančių pakankamai neblogai ir dalį bėgančių techniškai netvarkingai. Tokių pavyzdžių keletą aš pateiksiu vaizdo įrašuose. Na ir kartu, ką noriu parodyti, tai kas yra techniškai geras bėgimas ir kas techniškai netvarkingas bėgimas. Tai reiškia, jeigu žmogus bėga labiau sukritęs, reiškia, jisai apkraus kelio struktūras pakankamai stipriai, apkraus, kaip ir minėjau, ir kitus sąnarius. Čia nesiplėsiu, bet dalykas tas, kad bėgimas gali būti labiau koją paliekant po savim, reiškia, aš parodysiu šiek tiek iš toliau, galbūt, kad matyt, reiškia, daugiau, stipriau atsispiriant. Kad tai įvyktų, reikia, kad būtų aktyvus raumenys. Tai būtent, ką ir kalbu, didysis sėdmens raumuo. Na ir klausimas, ar raumenys į savęs gali atliepti tą poreikį patys į savęs. Reiškia, ne kad mes galvotume, dabar įtempiu užpakalį, todėl kad, tai bėgimas visų pirma ne apie tai. Bėgimas turbūt yra ne tik apie nuovargį, tai yra apie galvos pravalymą, tai tam tikra judėjimo meditacija, ar ne. Tai reiškia, jeigu aš nuolat galvosiu apie tai, tai aš perkrausiu protą ir nebūtinai tas raumuo gebės į savęs atsakyti. Ir dabar pažiūrėkime labai paprastai, ar tas raumuo yra veiksnus. Aš iš savo patirties darbo galiu pasakyti, kad tie raumenys pakankamai yra neaktyvūs. Testuojant žmonės manualinį testavimo metu, ką aš matau, kad tas raumuo neturi tokio tonuso, kuris atsakytų už raumens normalų funkcionavimą ir reiškia, ilgainiui tai ne tik bėgimui atsiliepia, bet tai atsiliepia ir kūno bendrai laikysena, tai yra ir stuburo palaikymui, kadangi didysis sėdmens raumuo kartu ir tiesia liemenį, tai ir palaiko, nukrauna kartu juosmenį, reiškia, mes netenkam dalies problemų ties juosmenė nugaros dalim, bet dabar grįžtant prie paties bėgimo, reiškia, kodėl tas raumuo nėra veiksnus. Toksai klausimas kyla. Tai reiškia, jeigu mes sėdim pakankamai nemažai, tas raumuo akivaizdu, kad nedirba. Jeigu mes einam tiesia trajektorija, kažkur tai grįstų keliu ir tokiu ėjimo tempu, kuris yra 6 km per valandą, tai vidutinis žmogaus greitis ar neėjimo, reiškia, tas raumuo yra neveiksnus. Mes tai galim labai elementariai prasitestuoti. Užsidedam rankas ant sėdmens ir spaudžiant, nejaučiam, kad raumuo būtų kietas, palyginti su tuo, ką parodysiu tuoj pat. Tai jeigu mes einam didesniu tempu greičiau, jau jaučiam, kad kažkiek raumuo įsitempia. Reiškia, didesnis tempas duoda raumens efektyvumą, tai klausimas, kiek dažnai mes taip vaikštom. Kitas dalykas, jeigu mes lipam kažkur kalvotą vietovę, taigi turim atsispyrimą, reiškia, raumuo irgi dirba pakankamai aktyviai.
Ir trečias momentas būtų, ar mes treniruojam raumenis kažkur tai gym'e, sakykime, ar bendruose treniruotėse, ar specialiai nukreiptose treniruotėse į tas raumenų grupės. Tai didelis klausimas, reiškia. Moteris dar pakankamai treniruoja sėdmens raumenų grupę, tačiau vėlgi ar tai yra funkcinis treniravimas, ar tai yra, sakykime, daugiau estetinis treniravimas. Reiškia, jeigu mes gaunam raumens masę, tai nebūtinai gaunam jo funkciją, kuri būtų didelės amplitudės judesys. Tai dažniausiai, sakykime, yra daugiau raumuo išreikštas savo grožio savybėm, negu kad funkciniam, bet reiškia, tai būtų full range of motion, tai yra pilnas kojos ištiesimas. Kitas dalykas, ar vyrai treniruoja tas raumenų grupės, tai vėlgi retai, todėl kad tai įprasta, sakykime, kad vyrai nesitreniruos sėdmens, nes, kaip ir, sakykime, to grožio aspekto nereikia. Bet čia yra svarbus bet, apie ką mes kalbame apie funkcionalumą. Taigi šitoje vietoje mes įprastai to treniruotumo negauname. Tai gerai, jeigu sakysim, mes laipim ant dėžės arba kitas pavyzdys būtų darom įtupsus. Tai vėlgi, taip įdarbinam sėdmens raumenų grupę, galinių šlaunies, tačiau pirmoje vietoje tai mes atliekam kojos tiesimo per kelio sąnarį, tai reiškia, dominuoja priekinį šlaunies, ne tiek per klubo sąnarį, kas dirba iš galinės grandinės. Tai reiškia, jeigu mes vėlgi apkraunam priekinę grandinę, tai akivaizdu, kad kada mes bėgsim ar atliksim kitą veiksmą, ten, kur mes gaunam nuolat krūvis, o tai yra priekinį šlaunies, iš tų raumenų grupių kūnas įprastai daugiau mum ir programuos bet kokius judesius, nes reiškia, tai bus lengviau tą padaryti. Turiu mintį, kad įtupstai ar lipimai ant dėžės ar kiti pratimai tai nėra blogi pratimai, tačiau jie nėra tie, kurie hitintų, būtent apkrautų konkrečiai vien tik tai, sakykime, tą raumenų grupę, kurios mums reikėtų. Kitas klausimas būtų treniruotės pas trenerius, kada mes darom įvairius šuoliukus, mes darom šokinėjimą per fiškės, keičiam kryptį ir panašiai, ar ne? Ir tai yra kaip ir tokie koordinacijos, balanso pratimai, galbūt sakytumėt, bet tai iš esmės yra sprogstamosios jėgos pratimai. Tai vėlgi jie kaip ir duoda tą atsispyrimą, klausimas, ar žmogus vėlgi neperkrauna priekinių, kur mes turim tą problemiškumą. Ir aš kalbu visiškai iš praktikos, ne teorinės dalies, ką aš matau pa žmonės, kada juos testuoju, tai matau ir testavimo metu, kada jie bėga ir kada jie atlieka pas mane testavimus. Reiškia, tie žmonės yra ir krepšinio žaidėjai, ir futbolistai, ir kitos rungtys, ir tikrai pakankamai retas turi tą aktyvumą, kada tu matytum tam bėgimo judesyje, kad tai būtų funkciškai atliekama tvarkingai. Todėl yra ne veltui tas pasakymas apie maratono bėgimą. Reiškia, ne ar nubėgsi maratoną, bet kaip jausiesi, kai nubėgsi. Tai nebūtinai to paties bėgimo metu, bet ir ilgainiui perspektyvai, ką aš jau noriu atsižvelgti. Tai reiškia, kūnas sugebės nepatirti perkrūvų ir neturės traumų. Taigi šitoj vietoj apibendrinant, ką noriu pasakyti, reikėtų atsižvelgti treniruočių metu, ar mes pakankamai atsakom į visų kūno raumenų poreikį, tai yra būtent jeigu aš bėgu, reiškia, ar aš atsakau į sėdmens didžiojo raumens darbą, į galinių šlaunies, tam, kad aš gaučiau techniškai tvarkingą bėgimą ir ilgainiui neturėčiau tam tikrų problemų. Ir reiškia, ar mes atsakom, yra klausimas tame. Kaip pavyzdys, jeigu aš atlieku per treniruotę nuo 20 iki 30 pakartojimų, tai yra per vieną pratimą nuo 20 iki 30 pakartojimų, pavyzdžiui, dubens kėlimo ar ne, nuo suolo, kaip pavyzdys, tai reiškia, aš užtrunku apie minutę. Ir reiškia, aš darau kaip pavyzdys 3 ratus, tai yra 3 minutės ir aš galbūt atlieku 2-3 treniruotės per savaitę, tai yra nuo 6 iki 9 minučių to raumens treniravimui. Tai klausimas, ar tikrai pakanka. Tačiau jeigu žmogus, sakykime, net ir to nedaro, tai automatiškai jisai pralošia viską ir reiškia, negauna to bėgimo, tos bėgimo technikos, kuri būtų jam daugiau ateitų į sveikatą, ne tik tai tą malonumą, o galbūt kažkam vien tik tai sunku darbą, tačiau ir tai būtų ilgainiui įsineštų į gerą sveikatą. Taigi, mėly bičiuliai, linkiu užsiimti tais pratimais, kurie bėgimo techniką statytų kūnui iš savęs galimybę atsakyti gerai į bėgimo techniką, ne tiek vien tik tai, ką aš noriu, nes ką aš noriu gali prasilenkti su kūno galimybėm, nes tiesiog kūnas pavargęs, jisai dirbs iš ten, kur jisai dirba ir iš esmės net nepavargęs, sakykime, o jeigu pats bėgimas bus iškart, sakykime, tas sulinkusių kojų harmonika, tai iš esmės aš gausiu vėlgi perkrovas,
tai gausiu ir, sakykime, gausiu iš bėgimo kažkokią tai naudą širdies kraujagyslių sistemai, kvėpavimo sistemai, bendrą judėjimą, kuris, sakykime, yra dinamiškumas daugiau negu kad tas statinis krūvis dienos bėgyje, tačiau prarasiu tam tikrus momentus, kada gausiu perkrovas į sąnario struktūras ir galbūt ilgainiui prisidarysiu žalos. Taigi klausimas visą laiką išlieka toksai, ar ilgainiui gausiu iš bėgimo tik naudas ir kartu patirsiu perkrovas. Likit sveiki.